Dalyvaus pamokoje 7C klasė. Pasirinkau šią klasę, kadangi vaikai iš tikrųjų yra labai aktyvūs. Jiems labai įdomu įvairūs darbai, kurie nereikalauja tik tai vadovėlio ir panašiai. Ir šioje pamokoje vaikus sudominsiu bandymu, atliekant su šaltu karštu vandeniu ir drungnu. Paprašysiu, kad vienas iš klasės mokinys ateitų pats pabandytų paliesti tiek į karštą vandenį, tiek į šaltą vandenį ir į drungną, kad nustatytų tą temperatūrą, kad pakalbėtų, ar pavyksta jiem nustatyti. Ir po to paprašysiu vaikų, kad jie atliktų užduotį, tai sukurtų informacinį lankstinuką. Tema arba temperatūra ir jos matavimo taisyklės ir kitą lankstinuką, kad termometrai ir jų rūšys. Ir vaikai galės naudotis tiek internetu, tiek vadovėliu, jie pasirinks, kas jiems labiau patinka ir tinka. Ir taip pat prašysiu, kad vaikai dirbtų po du, kad jie galėtų pasitarti, pasidalinti darbais, kad jie, draugiškai tai darytų. Ar pavyko pamoka, tai aš pastebėsiu tiesiog iš vaikų darbų, kaip jie, ir aišku, jie patys įvertins savo darbą, pabrėždami, kas jiems pavyko, kas jiems nepavyko, tai vėlgi aš galėsiu pamatyti, ką jie įgyvendino, ką jie pasiekė patys suplanuodami ir ko jiems dar trūko. Šiandien mūsų pamokos tema yra temperatūra ir jos matavimas. Taigi, šiandien mūsų pamokos uždavinys bus, remdamiesi vadovėlyje ir internetiniuose puslapiuose pateiktą medžiagą, sukursite informacinius lankstinukus apie termometrus, jų rūšis ir temperatūros matavimo taisyklės. Pirmiausia, atliksime bandymą. Vieną mokinį iš klasės paprašysiu ateiti pas mane. Kuris norėtų? Prašau, Vita. Vita atsistosi čia. Dabar mes turime 3 indus. Kaip matote, viename inde yra šaltas vanduo, antrame drungnas vanduo ir trečiame šiltas vanduo. Tai dabar Vitos paprašysim, kad vieną ranką įdėtų į šaltą vandenį, o kitą į šiltą vandenį. Ką jaučiam? Šalta ir šilta? Šalta ir šilta, taip? Dabar abi dvi rankas sudėk į drungną vandenį. Ką jauti? Šilumą. Šilumą. Ar vienodą šilumą jauti abiejose rankose? Ne, ta, kur buvo šaltam, taip šiltesnė dabar. O ta, kuri buvo šaltam? Tai šaltesnė. Teisingai. Gerai, ačiū, Regvita. Taip, dabar mums kyla klausimas, ar galime mes savo rankomis nustatyti šituose induose esančią temperatūrą? Andriau. Galima, kad negalima nustatyti, kad ten lygiai 37 kaip būtų, bet tik tai šiltas šaltas. Labai tu teisus. Tai dabar pagalvokime, ko mums reikėtų, kad galėtumėm nustatyti, kokia temperatūra yra visose šituose induose. Tadai. Vandens termometro. Labai teisingai. Tai dabar, kiek mes žinome termometrų rūšių? Pagalvokim. Jau vieną Tadas pasakė vandens. Taip, tai vadinasi, termometras skirtas šilumai nustatyti vandenyje. Andriau? Kambariui, žmogui, nuo kambario šilumai, nustatyti žmogaus kūno šilumai. Teisingai. Prašau. Lauko, teisingai. Vadinasi, tų termometrų yra labai daug. Turiu vienokį lauko. Čia yra skysčiai, taip. Čia yra taip pat skysčiai, bet jau šiek tiek kitoks, taip. Koks čia yra? Kūno. O čia koks yra? Ką galėtumėt pasakyti apie gyvsidabrinį termometrą šiandien? Neda? Kad jau naudoti jo negalima. Kodėl?
Prašau. Gyvsidabris naudinga medžiaga. Teisingai, gyvsidabris yra naudinga medžiaga. Tai šiandien mes iš tikrųjų turime žinoti, kokiais termometrais ką turime išmatuoti ir dar tada kyla klausimas, ar aš tikrai gerai žinau, kaip galiu elgtis ir kaip negaliu elgtis su termometru. Kaip jūs galvojat, ar jūs tikrai esate užtikrinti, kad jūs žinote visas taisyklės, kaip reikia matuoti termometru? Taip. Andriau? Ne. Nežinai. Taip, vieni žino, kiti nežino. Tai šiandien mes turėsime tokią užduotį. Užduotis bus 2 grupėm. Dabar jūs matote ant stalo pas vienus yra žali lapeliai, pas kitus yra geltoni lapeliai, taip? Tai pas tuos, kuriuos yra geltoni lapeliai, tai jūs būsite geltonosios grupės, o pas tuos, kurie yra žali lapeliai, tai jūs būsite žaliosios grupės. Dabar mūsų užduotis bus tokia. Naudodamiesi vadovėlio ir internetinių puslapių medžiagą sukurti informacinius lankstinukus. Žaliųjų grupė. Tai jūsų bus daug grupių, taip, kurs termometrai ir jų rūšys. Geltonųjų grupė kurs temperatūros matavimo taisyklės. Lankstinukai jūsų turės būti informaciniai kaip, pirkėjų kažkokiam, kuris norės, tarkim, sužinoti informaciją apie termometrus arba jau nusipirkęs termometrą, jisai nori žinoti apie termometrų darbą su jais, taip kaip reikia matuoti temperatūrą vienokiu ar kitokiu termometru. Ir antra bus užduotis, įsivertinsite savo grupės darbą. Šitai užduočiai bus skirta 20 minučių. Sėkmės darbe. Ten yra daug nupiešta. Na, darbą baigiam visi. Dabar visi jau paliekam viską
kaip yra. Dabar pasižiūrėkite visi į mane. Kai jūs turite savo lankstinuką, mačiau, kas lankstė į 3 dalis, kas į 4 dalis, tai lankstinukė yra šita galinė pusė, taip? Tai šitoje galinėje pusėje apačioje rašote, kad darbą rengė ir savo vardus pavardes. Taip, tie, kurie dabar užrašė, atneškite savo lankstinukus ant šito stalo ir gražiai sudėkite. Visi atnešė? Gerai, dabar paskutinė mūsų dalis, tai bus refleksija. Jūs turite ant stalo 4 lapelius, po 2 geltonus ir po 2 žalius lapelius. Tai dabar kiekvienas savo pasima po 1 geltoną ir po 1 žalią lapelį. Ant geltonojo lapelio jūs užrašote savo mintis apie, kas jums pavyko ir kas buvo naudinga. Ant žalio lapelio užrašote, kas jums nepavyko ir ką dar reikėtų patobulinti. Šiai užduočiai skiriu 3 minutės. Parašėte, taip? Na ir dabar paprašysiu, kad iš kiekvienos grupės eisime iš eilės, taip, pradėsim nuo jūsų grupės, kad vienas iš jūsų 2 atsistotų ir paskaitytų, kas jiem pavyko ir kas buvo naudinga, bei ką reikėtų tobulinti. Taip? Na, tai pradedam nuo jūsų. Kuris? Tadai, prašau. Sustok ir paskaityk, ką parašai. Pavyko užduoti, bet nepavyko iki galo parašyti taisyklių. Reikia parašyti daugiau taisyklių. Gerai, ačiū. Toliau jūsų grupė. Mums pavyko padaryti lankstinuką ir tai yra gerai. O mums nepavyko gražiai jį nuspalvinti. Ačiū. Merginas. Mes nespėjome viską surašyti, O kas pavyko, kas buvo naudinga? Sužinojome daugiau termometrų rūšių ir taisyklės. Aišku, toliau Neda. Sužinojome daugiau apie termometrus, apie jų rūšį bei gyvsidabį, apie termometrų naudojimą, o reikėtų patobulinti žinias apie termometrus, nes iš pradžių nelabai pavyko atlikti. Aišku, toliau vaikinai. Pavyko atvežti termometrus, sužinojau daug termometrų rūšių, nespėjome padaryti, reikėjo greičiau dirbti. Laiko trūko, taip? Toliau, merginas. Mums pavyko padaryti lankstinuką, sužinoti daugiau termometrų rūšių, o nespėjome nupiešti, jo nuspalvinti ir patobulinti. Aišku. Mums nepavyko surengti informacijos, reiktų patobulinti grupėse. Grupėje kartu, ne? Ačiū. Mums pavyko surasti informaciją ir tikrovėje naudinga buvo rasti informaciją. Mes sužinojome, kokių dar yra termometrų rūšių ir pavyko dirbti drauge. O mums nepavyko, mums pritrūko laiko ir mes nespėjome visko dar baigti laiko. Ačiū labai. Atsakymą. Pavyko mums įsiaiškinti apie termometrų taisyklės, bet tuo pačiu trūko laiko lankstinuką. Ačiū. Pavyko viską gerai atlikti, o buvo naudinga, bet išmokom daug ką naudingo apie termometrus. O nepavyko, tai bet pritrūko laiko ir dar reikėtų patobulinti piešinį. Aišku, ačiū. Tai kokią išvadą galėtumėm padaryti? Kad visiems pavyko rasti informaciją, bet ko pritrūko? Laiko, vadinasi, truputėlį, dar reikia tobulinti ką? tą laiką, taip? Kaip paskirstyti laiką šitam darbui. Tai dabar norėčiau, kad jūs visi bendrai įvertintumėt savo darbą pamokoje ir šią pamoką. Tai jeigu jum pamoka buvo neįdomi, tai rodysim taip. Jeigu buvo pakankamai įdomi, tai rodysim taip. O jeigu buvo labai įdomi, tai rodysim taip. Tai dabar
Visi kartu. 3, 4 ir keliam ranką. O, šaunuoliai, paplojam savo. O aš noriu padėkoti Jums už šią pamoką ir paprašyti, kad Jūs savo visus lapelius atneštumėte ir suklijuotumėte gražiai aplink šitą žodelį ačiū ir šypsenėlę. Gerai? Na. Tai kitą pamokėlę mes pristatysime savo darbelius ir galėsime juos patobulinti. Skirsime laiką jiems pabaigti. Gerai? Informacijos ieškojau internete per Google. Pirmą nusikopijavau internetos šitos svetainės pavadinimą ir prirašiau temperatūros matavimo taisyklės. Informacijos ieškojau knygų, už tai, kad internete ne viskas taip parašyta ten, ko labiausiai reikia. Informaciją geriausia rasti internete dėl to, kad viskas surašyta ir tiesiog reikia įvesti teisingus žodžius paieškoje ir viską. Kada ieškaisi informacijos internete, tai tu pats nori rasti, o ne kada tau pasako. Labiau įsiskalbia, kada ieškais, ten nori sužinoti viską. Taip kaip ieškai informacijos pats, daug geriau įsimeni, nes pats vis tiek viską savo galvą darai. Geriau įsimenu, kaip paaiškino mokytoja, negu kaip aš randu internete. Man vienu žodžiu geriau, kaip mokytoja paaiškino. Kai mokytoja paaiškino, yra geriau už tai, kad kai išgirsti to pačiu, kaip kitas žmogus sako, tai dar geriau įsimenu, negu kai tik perskaitai. Pagal mane tai geriau, kai mokytoja aiškina, nes mano atmintis yra klausimuoju. Kai man pasako, aš geriau įsimenu negu skaitau. Aš informaciją geriau įsimenu, kai ją pati susirandu ir įsiaiškinu, ne tai, kai man kažkas pasako, nes tada labai greitai pamirštu. Man informaciją geriausiai įsimenu, kai aš pati ją susirandu, arba pati viską išmokstu ar išgirstu iš draugų. Dėl to, kad kai mokytoja pasako, tie žodžiai, kaip ir sako, pro vieną ausį įeina, pro kitą išeina. Nors bent reikia užsirašyti viską į sąsiuvinius ir skaityti ir kalti. Man tai įsimena ir kai internete, kad nors kitau, kai mokytoja viską aiškina. Tai čia įsimena. Man patiko, kad dirbome poroje ir galėjome patys ieškotis informacijos. Man patiko meninis darbas, kad galėjom patys kurti lankstinukus, o nežiūrėti, kaip sukūrė įrankį. Kad galėjau su draugu dar pašnekėti, kartu dirbti. Šiandien pamokoje man patiko, kad darbą dirbome poroje, o ne asmeniškai patys. Manau, kad man šita pamoka pavyko. Ir manau, kad sudominau vaikus su bandymu, su karštu, šaltu vandeniu. Vaikai patys galėjo pajusti, kad iš tikrųjų tos temperatūros negali tiksliai išmatuoti ir kad reikia kažko, tai kad reikia termometrų. Ir manau, kad jiems patiko dirbti dviese. Ir kad ta grupė buvo pakankamai gera tuo, kad nereikėjo labai daug blaškytis didesnėje grupėje, kad ten kažko ginčytis, kas ką daro ir kažkas visai nieko nedaro, o dviese jie labiau savo tą darbą pasiskirstė. Ir labai gražiai, mačiau, pasiskirstė, kas eina prie kompiuterių, kas ne. Ir jiem vis tiek gal įdomiau tas kompiuteris, nes pastebėjau, jog jie pirmiausia grėbėsi ne vadovėlių, o grėbėsi eiti prie interneto. Tai va tas man atrodė, kad tikrai jiems įdomiau ir sužadina tą mokymąsi. Manau, kad tas darbas jiems buvo įdomus.